nežinau, kažkaip paskutiniam dienom taip daugiau tampu lektorium negu kad treneriu. Ir vis skirtingos auditorijos. Ir teko bendrauti ir jeigu jūs nieko prieš, taip aš neoficialiai geriau atsisėsiu ir bus man smagiau ir gal jums irgi bus patogiau. Ir teko ir kalbėti prieš bankininkus ir prieš verslininkus, ta prasme auditoriją ir šiandien kalbėsiu su jumis, bendrausime su būsimais verslininkais, kaip aš suprantu, ar ne? Tai aš tada tikiuosi, kad aš norėčiau šiandien kalbėti apie trenerio specialybę, apie krepšinio trenerį, liesti ir pasakoti iš savo patirties, iš savo karjeros, sakysim, ir kalbėti tiek, ką aš žinau, savo žiniom pasidalinti. Gal jūs turėsite kažkokių tai klausimų, kas jums įdomu, pasistengsiu atsakyti. Ir tikiuosi, kad kai jūs baigsite tuos savo mokslus ir tapsite stipriais verslininkais, jūs nepamiršite ir sporto, ir krepšinio. Todėl, kad sportas ir krepšinė, ir aplamai, ir verslas, sakysim, yra glaudžiai ir žinote, kad sportas šiais laikais negali išgyventi be kažkokio tai rėmimo, be paramos, be verslo. Iš kitos pusės aš manau, kad tai yra gera reklama arba gera reprezentacija. Nu, bet čia jūs turbūt daugiau už mane žinote šitoje srityje. Aš tik tiek noriu pasakyti, kad pradėti nuo to, kad treneris iš tikrųjų man pasisekė gyvenime, todėl kad nuo pat pradžios žinojau, ko aš noriu būti. Ir net pradinėse klasėse, ten auklėtoje, turbūt ir jums panašiai rinkdavau anketas, tokias liepdavau užpildyti, kuo nori būti. Tai aišku, pirmas mano, kad aš noriu būti krepšininku. Taip jau susiklostė, kad šeimoje tas sporto šaka labai mylima tokia buvo ir vyresnis brolis žaidė. Ir man turbūt tai labai įtakojo ir aišku, gimiau, užaugau ir dabar gyvenu Lietuvoje, tai labai sunku kažką tai kitą buvo ir pasirinkti. Tai va, pirmas tuo krepšininku, o antras noras būti krepšinio treneriu. Taip kad, didžių krepšininkų netapau, nors teko žaisti gerose komandose ir su gerais žinomais jums žaidėjais, tokiais kaip Ilgauskas, Štombergas, Vaišvilas, Irtautas ir kiti. Ir būti visai gal arti tų didžiųjų, bet, sakysim, pačių aukščiausių tų aukštumų, kaip krepšininkui pritrūko turbūt ir pirmiausia galbūt ir talento. Kitas dalykas ir tos traumos. Patyriau 2 kelio operacijas, bet ne tame esmė. Aš džiaugiuosi, kad aš tęsiau toliau tą draugystę su krepšiniu ir aš kitaip neįsivaizdavau ir studijavau Kūno kultūros institute tuo metu, o dabar jau akademiją, kaip žinote. Baigiau tuos mokslus ir po to žaisdamas, pabaigęs tos sportus, sakysim, man transferis, tas perėjimas į trenerio darbą buvo gana lengvas, aš to norėjau ir man taip savaime gavosi. Ir čia man taip vėlgi gyvenime sekėsi, todėl kad aš žinojau, ko aš noriu. Aš labai norėjau sužinoti ir man pasisekė, kad aš dirbau su tikrai aukšto lygio specialistais, nors stengiausi mokintis ir iš visokių tokie, galiu paminėti porą pavardžių, tai Jonas Kazlauskas, Deividas Batas, kaip jūs turbūt žinote visi, bet ir kiti mažiau žinomi ir treneriai, žmonės, su kuriais aš dirbau, man labai daug davė ir aplamai aš stengiuosi visada nesustoti ir kažką tai išmokti naujo, nes institute besimokydamas turėjau labai, kaip pasakyti, puikų mokytoją ir vienas iš tų asmenybių, sakysim, jau dabar amžinatilsį Stepas Būtautas, kuris mums dėstė specialybę ir daug jo posūkių skambių
vienas iš tų, kad žmogus, tas, kuris viską žino, jis yra miręs žmogus. Tai aš vis dar noriu būti gyvas ir aš vis noriu sužinoti. Ir kuo toliau. Nors ir iš tikrųjų tas pasiteisina, kada tik pagalvoji, kad tu jau viską žinai, viską apie viską ir tau iš karto gyvenimas, sakysim, suduoda smūgį. Tai va, tai ta patirtis tikrai įdomi ir prisipažinsiu, kad kada aš pradėjau dirbti, dirbau, sakysim, taip, truputį ir su jaunimu, ir šiek tiek su vaikais, bet tas nebuvo toksai labai rimtas darbas, kažkiek tai, kaip rimtas, aš dirbau rimtai, bet nebuvo ilgalaikis, ne taip, kad aš kelis metus sporto mokykloje. Iš tikrųjų, mano karjera tokia prasidėjo keliais etapais. Aš buvau pusiau žaidžiantis treneris Lietuvos Ryte, bet manęs truputį netenkino ten ir tada aš vis dar jaučiausi, kad aš galiu pažaisti, taip kad aš ten po pusės metų palikau, pervažiavau į Panevėžį ir taip toliau. O tokia jau tikra trenerio karjera prasidėjo, kada aš išvažiavau į Turkiją, į Stambulo Bešiktaš komandą. Ten buvau vienas iš padėjėjų, vienas iš asistentų. Ir nuo to, sakysim, jau prasidėjo tas visas kaip trenerio tokia karjera. Ir turiu pasakyti, kad nors aš buvau, sakysim, tam biznėje, toj sferoje, krepšinėje, bet mano įsivaizdavimas apie trenerio darbą, apie trenerio tai, ką treneris turi daryti, ką privalo, kaip tas viskas buvo labai toksai siauras. Ir man atrodė, kad man reikia sugalvoti kažkokį tai pratimą, man reikia sugalvoti taktinius, ten tos derinius, iksiukai, nuliukai, kur kas bėga, kur ten stato užtvaras. Ir tą, aišku, detalės žinot viskas ir to užtenka. Kada pradėjau dirbti jau savistoviai, ypač kada tampi vėlgi vyriausių trenerių, tada prasideda visai kitas pasaulis, atsiveria ir supranti, kad ne tik tai iksai ir nuliai yra svarbu. Yra labai daug ir labai platus diapazonas trenerio. Ir psichologijos reikia, ir pedagogikos reikia, ir reikia išmanyti tą bendravimą, ir reikia surasti, kaip su kiekvienu žmogu, su kiekvienu tuo žaidėju prieiti, kaip jį motyvuoti, kaip iš jo išreikalauti. Vienu žodžiu, skirtumas didžiulis ir vis turi galvoti į priekį ir planuoti į priekį. Ir mano vienas iš mokytojų ir kolega, ir bičiulis, jeigu taip galima pasakyti, Deividas Blatas, labai gerai įvardino 3 pagrindinius skirtumus, kuo skiriasi žaidėjas ir treneris. Pirmas dalykas, tai kiekvienas žaidėjas galvoja apie savo individualią statistiką, o treneris galvoja apie 12 statistiką ir kaip padaryti, kad iš kiekvieno išgautum didžiausią naudą ir kartu, kad ta nauda atneštų bendrą rezultatą, todėl kad krepšinis yra komandinis sportas. Antras skirtumas yra tai, kad treneris miega žymiai mažiau negu kad žaidėjas. Ir trečias skirtumas, kai tampi treneriu, tai tada visi aplinkui tave žino daugiau negu kad tu. Tai ypač mūsų šalyje tas yra juntama, bet ir kitose. Čia galbūt tas pasakymas truputį su ironija, bet kalbam apie tai, kiek tu esi stiprus psichologiškai, kiek tu nepasiduodi spaudimui, todėl kiek tave tas dirgina, nes dirgina kiekvieną turbūt, ir komentarai, ir ne visada pelnyti atsiliepimai, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kaip tu tą moki išlaikyti, tą vidurį, aš ir žaidėjams sakau, ir pats stengiuosi vadovautis tuo, todėl kad vertinimas dažnai žmonių, sirgalių, sakysim, tai yra natūralu, taip turi būti, todėl kad, kaip čia pasakytas, tas noras, tos emocijos, taip ir yra, bet tas vertinimas dažnai būna neadekvatus tai situacijai. Ir arba tave kelia, kaip ten sako, ant rankų nešioja, arba tave pila tais, sakysim, vaizdžiai kalbant, purvais ar dar kažkur tai žemai. O tiesa visada yra kažkur tai
per vidurį. Ir jeigu tik tai tu pasiduosi kažkokiam tai, ir kad pradėsi, aš tikrai toksai labai geras, prarasi tą realybės pojūtį arba susigūši ir galvosi, aš nieko nesugebu, vienaip ar kitaip paveiks tavo tikrai ir tu negalėsi išpildyti tai, ką tu iš tikrųjų gali. Todėl yra labai svarbu netitrūkti nuo žemės ir nesulysti žemę, kaip sakant, bet išlaikyti tą patį vidurį. Ir šiaip yra daug tokių, aš manau, kad krepšinis yra gana specifiška sporto šaka, reikalaujanti tokio intelekto, supratimo ir nekalbant apie koordinacinių ir veiksmų ir taip toliau, bet specifiškumas ir sudėtingumas pasireiškia turbūt skiriantis, aišku, komandinis sporto šaka, kaip futbolas, kaip rankinis, kaip tinklinis. Bet kuo skiriasi? Pirmas dalykas, krepšinėje nėra lygiųjų. Būna išimčių, kada ten žaidžiama iš 2 rungtynių ir lygiosios gali būti, nes pirmosios rungtynės ar antrosios kažkurios tai pasibaigė ten kažkokiu. Bet iš esmės lygiųjų nėra. Jeigu futbole sužaidė 0-0 ir galbūt kažkam tai yra labai geras rezultatas, arba kažkam yra labai blogas rezultatas, krepšinėje šito negali būti, iš esmės, sakysim, kalbant, neįmant tų skirtumų. Tai padidina didesnį spaudimą, atsakomybę, taip toliau, spaudimą žaidėjams, treneriams ir taip toliau. Antras dalykas, krepšinėje visi žaidėjai turi mokėti daryti viską. Jeigu futbole yra vartininkas, kuris iš esmės jisai nepalieka vartų ir tik išimtinais atvejais ten kažkur bėga arba tą baudinį muša ar ten dar kažką tai. Bet jo specializacija yra ta, kad jisai vartosi, jisai gina vartus. Jam nereikia. Toliau galbūt puolėjas, kuris turi savo zoną, kuris turi atlikti 1 arba 2 sprintus ir įmušti tą įvartį ir tada jisai yra didvyris, nesvarbu, kad 80 minučių kiti 10 už jį lakstė ar ten 9 lakstė dėl to, kad sukurtėm tą situaciją. Tokia yra specifika. Krepšinėje visi turi daryti viską. Nes jeigu tu įmesi 20 taškų, o tau įmes 25 ar 30, tai nebus labai gerai ir kiti komandos draugai ir viskas ir galų gale ir komanda pralaimės. Tu turi ir gintis ir sugebėti kažką. Tai tas yra irgi tokia priduoda. Iš tikrųjų, tai mums kaip treneriams tai yra gerai, kad kiekvienas turi, kaip pasakyti, kiekvienas turi daryti tai, ką viską. Ir čia tu gali išreikalauti, kaip pasakyti, ir kiekvienam paskirstyti tą rolę. Dar aš noriu kalbėti šiek tiek apie krepšinio komandos formavimą ir principus. Ir iš tikrųjų, aišku, dar sugrįžtat anksčiau, prieš kokį turbūt 20 metų, aš nežinau, gal kai kur ir dabar, treneris darydavo viską, kai aš sakau viską, tai turint omeny, jisai ten ir administratorius turėjo būti, ir rūpintis ten ar autobusais ir taip toliau. Viskas eina aukštyn ir dabar net ir tie patys krepšininkai, sakysim, prieš karą arba dar po karo būdavo, kur žaisdavo krepšinį, žaisdavo futbolą, bėgdavo 100 metrų ten, visos. Dabar specializacija, jau taip nėra, tu negali, yra tiek aukštas lygis, kad neįmanoma susitikti. Tas pats ir treneriams. Kažkada tai buvo taip, kad jisai turėjo ir rūpintis, kad būtų autobusai, ten vėlgi, liaudiškai tariant, pramušinėti kažką tai ir taip toliau, rūpintis vos ne administratoriaus darbą. Ir fizinį pasirengimą, ir taktinį, ir techninį, ir taip toliau. Dabar eina vėlgi kryptis, kad yra per sunku, daug labai informacijos ir daug informacijos suteikiama ir žaidėjams, reikia daug žinot.
ir jau yra tie pagalbininkai. Yra fizinio pasiruošimo treneris, yra administratoriai, kurie rūpinasi, sakysim, nuo smulkių dalykų iki kažkokių ten svarbesnių. Aišku, dažniausiai tai būna, kaip čia pasakyti, gautas trenerio nurodymas arba prašymai, ką reikia daryti, kaip reikia daryti, atsiklausimą, derimą, bet tas žmogus vykdo. Jau treneris gali ir turi koncentruotis tik tai į tas krepšinio, sakysim, specifikas. Bet net ir profesionaliuose klubuose, ir man teko klubinėse komandose dirbti, Rusijoje ir kaip vyriausių trenerių ypač, ne visuose klubuose yra tas įgūdžiai susiformavę, nėra tų gal tokių tradicijų, reikia kartais pradėti nuo labai elementarių dalykų. Nes mano manimu vis tiek treneris visumoje atsako už visą procesą ir viskas kaip yra pastatyta, tai sakysim, arba sukurta. Kad pailiustruoti, tai aš galiu jums tokį pavyzdį pasakyti, kad aš atvažiavau į vėlgi, tai priklauso nuo klubo, nuo organizacijos. Teko dirbti tam pačiam Chimkų klube, kur tikrai aukšta organizacija, daug darbuotojų, marketingo padaliniai, ten transporto ir taip toliau. Aišku, Rusijoje yra kitaip, jie turi tas galimybės finansinės. Ir kartais man net atrodo, ypač atvažiavus po Italijos, atrodė, kad čia per daug tų žmonių ir ką jie čia visi veikia, nes Italijoje ten 4 žmonės darydavo, nežinau, ką ten darė, lakstė 20 koks žmonių, vaizdžiai kalbant. Bet, aišku, kada galimybės leidžia, tai galima daryti ir daugiau, ir geriau, ir taip toliau. Bet aš vis dėlto linkęs prie to, kad turėti žmonių tiek, kiek jie optimaliausia. Geriau, kad jie turėtų tokį normalų krūvį, negu kad taip, kad jisai ten atsakingas už tik tai kažką, tai labai nedaug ir jis toksai, būna vos ne kaip čia geriau teisingiau išsireikšti, kaip, labai daug kur, sakysim, didesnį laiką dykaduoniauja, negu kad tas nėra labai gerai komandos tai atmosferai. Bet yra taip ir NBA dar kitaip, jie turi kiekvienai roliai atskirą žmogų kažkokį tai ir taip toliau, bet čia jau yra amerikoniškas stilius. Tai aš norėjau tą pavyzdį, aš kada atvažiavau į Kubanę, klubas net toks, sakysim, stiprus, jie pakankamai finansiškai stiprus, bet dar nebuvo ten nauja salė pastatyta, bet atrodė, organizacija neblogai ir taip, ir tu visas turi, bet reikėjo pradėti nuo paprastų dalykų. Treniruotė ateini, žaidėjai su skirtingom aprangom. Tai atrodo smulkmena, bet ir čia nieko nėra tragiško, kaip pasakyta, atrodo iš kitos pusės, ta apranga, tvarkingumas, viskas ateina, ta disciplina, organizuotumas, viskas suveda į komandos formavimą, tie patys žaidėjai jaučiasi kitaip. Ir žaidėjai tokie patys žmonės kaip ir aš, ir kaip ir jūs, ir taip toliau. Kiek iš jų reikalausi, ką rodysi, kad yra svarbu, tai tas ir bus jiems svarbu. Man atrodo, kad jeigu yra komanda profesionali, tai ir atstovaujam tai komandai, tai mes turim jausti pagarbą. Reiškia, mes turim ten ir logotipus nešioti, ir aprangą atitinkamą, ir mes turim tvarkingai. Ne taip, kad vienas ateina galbūt kažkur tai žaidęs CSK, jis ateina su CSK marškinėliais, kitas Boston Celtic, trečias ten Houston Rockets ar dar kažką tai. Toks kratinys, tai čia nėra, jeigu taip žmonės susirinka pažaisti, šaunu, bet yra Kubanės Lokomotyvas, visi turi šitą dėvėti. Ir aš net, sakysim, kolegoms, treneriams, aš gražiai pajokaudamas, bet aš tokią pastabą pasakiau, nes tas galioja visiems, net ir man. Aš galbūt taip pat tų aprangų turiu, bet aš niekad neinu į kažkokią tai treniruotę, ypač jeigu aš dirbu to treneriu, neinu su, pavyzdžiui, į Chimkų treniruotę su kokia Benetton apranga. Nors jie gal nežaidžia, bet tai yra netiška, tai yra
Tai tą reikėjo ir čia yra tokie smulkmenos, kur aš pasakoju, visi gal stebėsi, bet kitas dalykas, salė, aš pradėjom treniruotis, jinai dulkėta, nes ne mes vieni sportavom ir taip toliau. Tai yra smulkmena ir tai atrodo, jūs gal galvosite, tai nieko visiškai nepriklauso man rūpintis. Bet aš jaučiau pareigą, todėl kad aš ten dirbu. Ir mano pareiga ir aš noriu, kad būtų minimaliai geros sąlygos. Ir man atrodo, kad būtų švaru ir higieniška, tai yra minimalu. Ir čia nereikia kažkokio tai milijoninio biudžeto ir dar kažko tai. Bet sakysim, toj šaly šiek tiek buvo problemų pradžiai. Bet problemų daugiau buvo dėl to, kad jie nepratė, kad reikia išsireikalauti. Po to buvo normalu, visi, o kur, kodėl neišvalė. Ir prieš kiekvieną treniruotę, kiekvieną dieną prieš 20-15 minučių valydom. Neturėjo to vadinamo team manager, kuris rūpinasi. Aš sakiau, kad tokio žmogaus reikia, todėl kad aš noriu ateiti į salę ir salė turi būti paruošta, turi būti laikrodis, turi būti rankšluosčiai, turi būti gėrimai. Čia yra visas smulkmenos, bet jos susiveda į tokį, kaip aš sakiau, discipliną ir organizuotumą. Ir aš tik noriu pasakyti, kad viskas yra svarbu. Iš tų detalių viskas taip, iš tų puzlių, sakysim, iš dalių ir susidėlioja viskas. Ta visa programa. Ir nuo to priklauso, kokią tu programą stiprią turi, toliau tas vėlgi žaidėjus gali, sakysim, prisivilioti arba prisikviesti, nes kiekvienas nori žaisti kuo geresnėje programoje ir siekti geresnių rezultatų. Šiek tiek apie skirtumus renkant komandą, tai vieną aš jau šiek tiek paminėjau, apie komandos yra dvi. Viena yra kur trenerių štabas arba ties administracijos darbuotojų arba angliškas terminas tas staffas vadinamas, staff, ar ne, personalas. Ir kitas yra žaidėjai. Visą tai sudaro kaip komanda ir čia vėlgi klubo struktūra yra, rinktinė struktūra šiek tiek skiriasi, bet visumoje kiekviena komanda turi, kad funkcionuot šiais laikais profesionaliai, jie turi turėti tokią struktūrą. Tai dažniausiai susideda, sakysim, komandos vadovybė. Jeigu tai rinktinė, tai aišku, ta vadovybė yra federacija. Federacijos tam vykdomasis komitetas, kurį eina ten žmonės, tam tikras, kurie priima sprendimus, tikslus nustato, taip toliau. Šiaip mes, kur taip jau, kada reikia kažką tai bendraujam, tai yra prezidentas, šiuo atveju Arvydas Sabonis, arba šitas atsakingasis sekretorius Mindaugas Balčiūnas. Ir yra ten kiti žmonės, su kuriais federacijoje, kada derinam kažkokius klausimus, organizacinius ten planus ir taip toliau. Klube yra klubo vadovybė. Vėlgi, kaip pavyzdį galiu paimti, aišku, čia šalyse gal skirtingai, bet šiaip iš esmės taip, Benettoną, tai yra tie sponsoriai vadinami, rėmėjai, kurie pagrindiniai dažniausiai būna, jie sudaro tą biudžetą, duoda pinigus tai komandai ir tai programai išlaikyti. Toliau eina prezidentas, kuris ir truputį kaip vėliava būna skirtingų prezidentų ir jie daugiau ten stebi, kaip kas vyksta ir tokia, kaip čia pasakyti, garbinga pozicija. Aišku, jisai turi labai svorį ir ten jisai vienaip ar kitaip gali įtakoti ten kažką antras žmogus toksai po prezidento generalinis menedžeris arba taip vadinamas trumpai GM. Raidės. GM. Tai dažniausiai tie GM-ai vadinami, jie dalyvauja tam visam komandos lipdyme. Man teko pažinoti, jūs turbūt dabar iš spaudos žinote apie tokį žmogų Mauricio Gerardinį, kuris ne vieną kartą labai dažnai, ypač šiais metais, buvo Lietuvoje. Todėl, kad man su juo teko dirbti Treviso Benettone, tada jisai buvo generalinis menedžeris. Tas GM-as vadinamas, buvo pripažintas ten kelis metus, man atrodo, geriausiu Europoje.
po to jis išvažiavo į Torontą ir Toronte dabar jau yra truputį kitokios pareigos, bet jis irgi ten padėjo, sakysim, tą europietišką tokią dvasią įpūsti ir daug europiečių atvažiavo ir taip toliau. Ir aš jį galiu kaip pavyzdį drąsiai visiems rodyti, kalbėti apie jį. Todėl, kad jis tikrai sugebėjo, aš manau, todėl, kad jisai pirmiausia, jisai atrenka trenerius, tas generalinis, jisai turbūt teikia prezidentui ten su rėmėjais, derina tokios kandidatūros, jisai turi turėti kažkokį supratimą apie krepšinį, apie tai, žiūri, kur tas treneris turi pažinoti, kokią treneris naudoja žaidimo filosofiją, kaip jis žaidžia, kokie pasiekimai, kokia patirtis, kaip jisai bendrauja. Jis surenka tam tikrą informaciją ir jisai nusprendžia, kad mūsų tai komandai su tokiais tiklais tas treneris turėtų tikti, vaizdžiai kalbant taip. Ir tada jis kviečia, derina, vienu žodžiu, klubas. Tada kartu su treneriu, vėlgi, toliau eina tas trenerių štabas, sakysim. Čia jau trenerio dažniausiai būna prerogatyva, kad ką pasikviest, ką jis nori. Yra skirtingai reikalavimai, kad klubas sako, tu gali ar vieną ten asistentą, arba tu negali, mes norim, kad būtų vietiniai, taip toliau susitarimo klausimas. Bet čia įeina dažniausiai 2 asistentai būna, treneris renkasi pagal tai, dažniausiai kiekvienas vyriausias treneris ateina su kažkokiu tai savo asistentu, padėjėju, su kuriuo teko dirbti, kuris žino jo sistemą, tada yra lengviau, ypač naują programą, yra lengviau įdiegti, nes nesi vienas, nereikia dar aiškinti ir tam treneriui apmokyti, ir dar kitą apmokyti, ir tam gaišti laiko. Kartais ir su 2 ateina, ypač tai Serbijos atstovai, jie iš vis ten ateina vos ne ir GM ir taip toliau, štai neveltui kalbama plačiai apie serbų mafiją, bet tai yra toks sąlyginis dalykas, nes jie visų integruojasi, jie yra stiprus ir tame. Kitas, toliau fizinio pasirengimo treneris yra šiai dienai yra labai svarbu, vėlgi, ypač jeigu komandoje, programoje yra jaunų žaidėjų, kad jie progresuotų, kad jie eitų į priekį ir ką lemia. Aišku, kad medicinos padalinys, jeigu taip galima pavadinti, yra labai svarbu. Rinktinė mes irgi turim, kaip ir kiekviena profesionali komanda, ir čia yra galbūt kaip aukštos kvalifikacijos gydytoją ten kažkokį laikyti prie, taip, kiekvieną dieną treniruotėse yra per didelė prabanga ir kaip tas gydytojas jis turi operuoti, jisai turi, kad jis progresuotų, nesistovėtų, yra per didelė prabanga. Tai dažniausiai tie vadinami fizioterapistai. Turi fizioterapistą, kuris smulkios traumos vis kiekvieną dieną pasitaiko, jisai kažką tai sugeba išgydyti. Jeigu atsiranda didesnių problemų, tada kreipiamas į kliniką, tada važiuojama pas tą daktarą ir taip toliau. Ir ten yra smulkmenų. Aš žinau, kada rinktiniai 2010-ais, kada ten mes formavom tą personalą ir buvo, mes turim dabar kaip ir 2, praktiškai 3 masažistus, nes Juozas Petkevičius atlieka tokią funkciją, todėl kad ir patirties turi gerai teipuoja, žinote, ką reiškia teipuoti, bintuoja kojas, kad žaidėjai pasisuktų, kiti žaidžia su apsaugom. Ir kada ypač stovyklose yra 15 porų kojų, reikia suteipuoti, tai kuo daugiau turi, tuo yra operatyviau tu tą gali atlikti. Kitas dalykas, masažuoja, mes irgi ypač pasiruošimo laikotarpį. Turime Aleksą, kitą masažistą, ir Aidas Buzelis šiek tiek kitoks, jisai manualistas. Aš nesu didelis ekspertas medicinės srityje, bet kada aš konsultavausi, kada tą kalbėjom ir, pavyzdžiui, amerikonai atvažiuoja su 7 tokiais. Ir kaip aš sakiau, kiekvienas tas masažistas ar tas terapistas, terapeutas, tas yra, turi tam tikrą specifiką. Vienas tik tai nugarai, kitas ten kažkokius sąnarius, pečius
ir taip toliau. Nu, mes neturim tokios prabangos ir tokių galimybių, sakysim, bet kada, sakau, Amerikos ta komanda važiuoja, jų personalas labai labai didelis. Jie atvažiuoja kaip, nu, jeigu teko matyti, kada kažkokie koncertai vyksta, ne, ir važiuoja su tais, mes vadinam karstais, tie dėžės tokios, ar ne, tai panašiai Amerikos komanda, kada suvažiuoja ir viskas yra maksimaliai, kada Ispanijoje teko su jais žaisti, reikalavimas 100 rankšluosčių kiekvieną dieną turi būti padėta. 100. Kiekvieną dieną. Po 2 kartus, ar ne? Nors jie neišnaudoja tiek, bet tiesiog jie tai pripratę. Tai va, tai toliau tęsiant tą struktūrą, atstovas spaudai, kas yra svarbu, tą funkciją atlieka kunigėlis rinktiniai. Yra labai svarbus, rautas yra didelis, visi nori pasikalbėti, visi nori paimti interviu ir nufotografuoti, pradedant ūkininko patarėjų, baigiant ten, aš nežinau, koks ten žurnalas yra berniukams, mergaitėms, ten aš nežinau visoks. Ir jeigu kiekvieno kalbėtis ir kiekvienam ne todėl, kad ten įsivaizdinė dar kažką, tiesiog nebelieka laiko ir tu nebegali koncentruotis į tai, ką tu privalai padaryti. Todėl mes sutarėm ir stengiamės laikyti taip, kad jisai kontroliuoja visą tą srautą. Mes su juo aptarėm, kada daryti kažkokias tai konferencijas, susitikimus, ar kada tai galima, kada tai nedaroma. Kitas dalykas, kur čia net šiek tiek buvo, ypač pernai, kada ten daug rinktinė ir man pačiam teko, ten reklamos ir fotografuoja, rodo ir ten taip toliau. Tai kartais žmonės galvoja, todėl kad juos ten per dieną rodo po 16 kartų, tai jie tiek ir filmuojasi. Ne, mes tiek nesifilmuojam, tik tai paskui skirtum tas, kad jų labai dažnai rodo, bet iš tikrųjų irgi buvo ne kažkoks tai PR-as dalykas, aš iš vis nemėgstu to daryti, nors, aišku, yra kitas padalinys marketingo, kurie tą nori daryti, vėlgi čia jūs geriau žinote negu kad aš, turbūt, bet tai buvo tam tikri įsipareigojimai rėmėjams, todėl kad rinktinė vėlgi tai nėra klubas, kur ten vienas rėmėjas ar ten keli ir truputį kitaip, čia, nu, kaip pasakyti, valstybė vėlgi ne federacija renka, valstybė neparėmė tuo atveju ir tiems rėmėjams kažkaip tai reikia atiduoti per reklamą. Tai buvo irgi, kad neįtakotų, mano reikalavimas buvo, kad kuo mažiau įtakotų procesą visą, kad žaidėjai gautų pailsėti tada, kad pailsėja, ypač ir tarp treniruočių ten, kad tos reklamos nebūtų filmavimasis, nes tie reklamų, sakysim, kurie kuria reklamas, tie žmonės, jie gali užimti tave 24 valandas per parą. O vis tiek procesas buvo taip, kad pagrindinė treniruotis ir ruoštis rungtynėm. Tai va, tai šito žmogaus, sakysim, įeina šitie pareigybos, įeina šitie dalykai ir dar daug kitų. Nu ir aišku, administratoriai. Turim vieną žmogų, Žydrūnas Vlenčikas, kuris tikrai susitvarko labai gerai su savo pareigom ir jo ten biletai, visokie užsakymai, salės, ekipiruotės ir taip toliau. Šiaip dar komandoje būna dar jo kaip padėjėjas, kuris, kaip aš sakiau, toks berniukas, kuris laksto ten, nes reikia daug įvairių dalykų pajungti, išjungti, atnešti ir taip toliau, bet Žydrūnas tvarkosi labai gerai, plus jam padeda visi kiti, taip kaip ir kitose srityse. Ir aš tikrai esu labai patenkintas tų žmonių darbų rinktinėje. Mes turime susirinkimus prieš pradedant stovyklas, eigoj, mes kalbame, šnekamės ir mano toks prašymas ar toks reikalavimas buvo, kad tai nėra vien tik tai kažkieno tai darbas, taip kaip ir žaidėjų aikštelėje.
Bet jeigu tu laisvas ir tu gali padaryti, tai ne todėl, kad tu sėdi ir aš daktaras, aš šito nedarysiu. Jeigu reikia, tai ir daktarai eina ir valo grindis, ir neša, ir aš juos net panaudoju kitus, ten mums reikia kažką aikštelėje, perdavimams atiduoti, skaičiuoti, laiką žiūrėti ir taip toliau. Niekas nesako ne pusę žodžių. Visi dirba komandai, visi dirba rezultatui. Ir aš visada stengiuosi šitai pabrėžti, todėl kad tų žmonių galbūt jų taip nesimato, jie nematomi yra, kaip sako, lieka už kadro, bet jų indėlis labai didelis. Kitas dalykas, ko aš prašau savo personalo, ypač medicinos, aš sakau, jūs turite man teikti informaciją. Tai nereiškia, kad jūs man turite skųsti, bet labai dažnai ir tai yra natūralu, todėl kad žaidėjai eina atlikinėti procedūras, į masažus ir taip toliau, nes, kaip aš sakau, krepšininkai ar šių dienų sportininkai taip kaip gladiatoriai tais laikais. Ir niekas nemato, niekas ir nesiskundžia, bet tai yra smulkesnės, stambesnės traumos, jie apsigydo, apsilopo, kaip aš sakau, ir vėl į mūšį. Ir jų toks likimas, visi taip supranta, tai yra profesionalus sportas. Todėl kiekvieną praktiškai dieną vyksta kažkokios tai procedūros, jos daromos tam, kad jį apgydyti tą žaidėją ir kad jisai galėtų vėl treniruotis, sportuoti, žaisti. Todėl ten vyksta gyvenimas. Ir kada ateina žmogus, tas žaidėjas pasimasažuoti, jis ne visada pasako treneriui, ypač ne visada išdrįsta ateiti ir pasisakyti vyriausiam treneriui. Galbūt neišdrįsta pasakyti net ir trenerių asistentui ne viską, bet jisai žymiai atviresnis yra su tos personalo darbuotojais. Bet aš jiems ir sakau, jūs neturite ateiti ir man skųsti, kaip pavyzdį grūbų pasakysiu, kad Jonas su Petru vakar grįžo ten 3 valandą nakties, ar dar kažkas. Sakau, man šito nereikia. Jūs padarykite taip, kad Jonas su Petru neišeitų niekur, jeigu jūs turite informacijos. Jūs man duokite užčiuopti, jeigu yra kažkokios tai problemos, jūs užmeskite man, aš pakankamai protingas, kad aš suprasiu, kur kaip kas. Jūs man galite tiesiai nesakyti. Bet aš noriu turėti informaciją, aš ją noriu disponuoti ir aš, kaip pasakyti, kas yra, jeigu kažkokia. Gal vieną žaidėją reikia paskatinti, gal kitą reikia pabart, ar rimtai pasikalbėti, ar kažkur tai paspausti. Tai va, tai mūsų toks bendras darbas. Ir aš manau, kada žmonėms parodai, kad jais pasitikė ir jie įtraukti į procesą, jie žymiai daugiau atiduoda, jie žymiai produktyviau dirba ir geriau siekti viso rezultato. Visi dega to, negu kad vienas dalykas, aš vienas niekur nesuspėsiu ir neįmanoma vienam tai padaryti. Todėl visos pergalės, aš visada sakau, kad tai ne vieno žmogaus pasiekimas, o visos komandos, plačiaja prasme. Kitas dalykas, žaidėjų parinkimas. Ir čia yra skirtumai vėlgi tarp klubinių komandų ir rinktinių. Rinktinė, sakysim, išskyrus tai, kad dabar ten madinga arba kai kurios rinktinės jos naturalizuoja žaidėjus, bet iš esmės tai rinktinė diapazoną žaidėjų, ką tu gali pasirinkti, yra iš to, ką tau užaugino, kaip dirba visa šalies krepšinio sistema, kaip dirba vaikų sporto mokyklos ir krepšinio treneriai ir taip toliau ir taip toliau. Koks užaugo, panašiai kaip derlius ar ne, kokį turi, ne visada būna tokių talentingų kartų, sakysim, kad praeitie buvo 1964 metais gimusių žaidėjų. Per visą pasaulį, jeigu tokių žinom, pradedant Saboniu ir Marčiulioniu, man atrodo, jeigu aš neklystu, net Michaelas Jordanas ir paskui buvo Draženas Petrovičius, kuris užsimušė katastrofų. Tokie grandai, kaip sakant, ten. Ir taip toliau, ta karta buvo plejada.
Tai va, tai klube šiek tiek išsiplečia diapazoną žaidėjų todėl, kad vėlgi ten riboja galbūt finansinės dalykai, bet iš esmės, jeigu, pagal tas finansinės galimybės, bet jau klubas gali atsivežti kažką, tai net nėra centro, jis gali atsivežti iš Afrikos, iš Amerikos, iš Azijos ir taip toliau. Kaip išeis susitarti. Toliau motyvacija. Aišku, klubinėje komandoje žaidėjai uždirba, profesionalus uždirba pinigus. Vėlgi, tai suveda tokia į klubo galimybės. Rinktiniai žaidėjai negauna nieko, maistpinigius kažkokius kažkiek tai gauna. Vėlgi, aš kalbu apie tą ne bendrai su visais žmonėm lyginant, bet aš kalbu apie sportininkų arba krepšininkų lygį. Taip? Tai jie gauna ten maistpinigiai ir kažką tai laimėjus, premijos skiriamas. Ir kaip žinot, buvo vėlgi ten mums laimėjus 3. vietą Turkijoje, mes tai gavom po 40 000 litų, o tuo tarpu Turkai 2. vietoje ten milijonai ir ten namai ir taip toliau. Aš nežinau, kaip ten baigėsi ir tie Turkai gavo ir taip toliau, bet visi čia, ar jūs čia valstybė tik tiek, o Turkai duoda tiek. Aš negirdėjau kažkokio tai didžiulio nusiskandimo nei iš vieno vyro, nei iš vieno žaidėjo. Man pačiam irgi didžiausias atpildas, didžiausia paskata tai, kad kaip mumis sutiko, taip kaip mums pasako, kad tas 2 savaitės, kaip žmonės bendravo, šypsojosi, sveikinosi ir visi sakė, kad va, čia jūsų įtaka, kad jūs čia suvienijo tautą. Tai ta savoka, kai pasako, kad mes tai padarėme, kažkas tai fantastiško. Didžiausia premija iš tos pusės. Ir aš sakau, aš manau, kad čia yra ta tikroji motyvacija. Žaidėjai supranta šitą. Aišku pozicija, kad tu žaidi rinktiniai, tavo vertė kyla. Tu patenki jau į rinktinės ratą, tave pastebėjo, treneris įtraukė net išplėstinį sąrašą, jau tavo vertė kyla visur kitur. Aišku, tai naudojasi žaidėjų agentai ir taip toliau. Bet niekas šiaip savo nepakliūna kažkokio tai. Ir tai yra natūralu, kad šitaip gaunasi. Bet tokių, sakau, rinktiniai tuo atžvilgiu, aš manau, ta motyvacija aukštesnės pakopos, jeigu aš taip galiu įsireikšti. Todėl, kad yra labai paprasta. Arba tu rinktiniai ir tada tu žinai, kad, kaip čia pasakyti, dėl ko tu čia esi. Arba tavęs čia nėra, arba tu nusprendai, kad tau ten reikia pailsėti ir taip toliau. Tai nesmerkimas, bet tiesiog tokia realybė. Klube, vieni ten dėl to, kad pinigų, man čia pinigų uždirbti reikia. Jau reiškia, yra svertai, kur tu gali piniginį ten jį bausti ar dar kažkas nors vėl. Aš manau, kad tai yra kraštutiniai atvejai, kada ten kartais nieko, kaip čia pasakyti, niekur nedingsi, tu turi panaudotas policinės tokias priemonės, kad paaiškint žaidėjui, kad jis yra neteisus, kad taip negalima, arba iš jo išreikalau daugiau ir taip toliau, tai yra kitas prispaudimas. Rinktiniai vėl daugiau yra sąmoningumo, būna visai, bet čia kiekvienas turi suprasti, kad ko jie atėjo. Jeigu aš atėjau ir aš valioju durniu, atsiprašau, tai ką tu čia veiki? Ir žaidėjai vienas kitus įtakoja, kaip čia, jie, žinau, kad net tokio savanaudiškumo žaidime nebuvo, bet jeigu kažkas pajaučia, gal ten netyčia vyrai, mes ne to suvažiavom, jie patys, man jau nereikia šito neatsakyti, mes ne to suvažiavom. Čia mes suvažiavom nedaryti statistikos, savo statistikos individualios. Mes atvažiavom čia, kad kažką tai pasiekti, kažką tai laimėti. Ir tas yra padeda, šiek tiek palengvina trenerio darbą. Mes, kiekvienas žaidėjas nori gauti kuo daugiau minučių, įmesti kuo daugiau taškų,
nes nuo to, kaip pasakyti, jo vertė kyla. Ir čia yra labai sunku, dar apsunkina tai, kad šiais laikais ta informacija iš visur tam treneriui, jeigu anksčiau nei interneto, nei ten tų mobilių, nei ten televizija mažiau rodė, ten taip toliau. Dabar iš visų pusių poveikis žaidėjų yra. Internete paskaitė ar atsiliepimus, ar kažkas komentarą, arba dar kažkas pažaidė, pabendravo su agentu, o kodėl tu tiek nemeti, kodėl tu tiek mažai meti, ir žiūrėk, jau ta žaidėjas jau gal kažkaip tai kitaip žaidžia. Jau jis ne taip, kaip tu nori, ne taip, kaip jam reikia, ne taip, kaip komandai naudinga. Tai va ta problema. Kalbėti su juo, kaip čia, tą subalansuot, tą visą dalyką. Nes iš tikrųjų man patiko palyginimas, turbūt žinote, žymus treneris Ettore Messina, vadinamas Europoje buvo krepšinio profesoriumi, ir jis tokį palyginimą krepšinio komandos, kaip sako, daugelis šitą lygina su orkestru, su simfoniniu ten ar dar kažką, bet sako, simfoniniam orkestre, sako, yra natos ir kiekvienas žino, dirigentas ten parodo, bet vis tiek turi planą, kaip kas turi būti. Krepšinėje nelabai yra planas, todėl kad tu turi planą, maždaug kryptis, bet viskas, daug kur reikia interpretuoti, daug kur reikia skaityti, daug kur reikia įvertinti tiek varžovų, tiek aplinkybę susidariusias, tiek skirtingumą. Tai jis palygino krepšinio komandą kaip džiazo orkestrą. Panašiai. Džiazo orkestras groji, bet taip, kad girdėtųsi visi, kad būtų muzika. Kažkur įstojo saksofonas, kažkur tai kitas instrumentas, bet taip, kad jie dėrėtų, kad gražu būtų, kad tai būtų muzika. Taip ir čia. Ta problema, toks tų žaidėjų nuteikimas, kaip čia pasakyti, arba sudarimas, tos komandos sulipdymas. Tų egų pajungimas, kiekvienas ateina su savo ego, ir ego yra labai stiprus, todėl kad tai yra būdinga, tai yra normalu krepšininkams, sportininkams, nes jie siekia rezultato. Ir kiekvienas, bet kaip subalansuoti, kaip tą išaiškinti, kad visi negali išmesti 15 kartų. Yra tas žaidėjas, kuriam didesnė rolė, kuriam komanda galbūt kuria ir žaidžia, ir jis yra daugiau ašinis žaidėjas, ir yra lyderis. Tai nenuima, kad kiti negali mest, bet kitokios yra rolės. Tai daugiau gal gynyboje, geros užtvaros, kovo dėl atšokusių kamuolių, yra daug būdų, kaip pagelbėti komandai laimėti. Ir šitą reikia kartuoti pastoviai apie tokius dalykus ir kalbėtis. Minučių išdėstymas yra labai svarbu. Aš dažnai mėgstu kartoti, kad man yra ne tiek svarbu, ir jūs turite suprasti, žaidėjams sakau, kad ir jūs turite suprasti, ne tiek svarbu, kiek jūs žaidžiat, yra svarbu, kaip jūs žaidžiat. Man yra daug svarbiau, kad jūs žaidžiate galbūt 3 minutės, bet jūs žaidžiate kokybiškiausią savo 3 minutės. Tada sekantį kartą jūs galite tikėtis, kad jūs žaisite 5, 7 ir taip toliau, ir auks. Neatbūti, bet atžaisti. Kartais labai svarbu jūsų rolių išeiti vieną ataką, liko 24 sekundės. Bet kaip yra svarbu, kaip pavyzdys. Kleizą reikia užbaigti pirmą pusę, antras kėlinukas, Kleiza turi 2 pražangas, mums reikia apsiginti. Čia kaip pavyzdį, aš sugalvoju dabar. Motiejūnas turi išeiti į aikštę vietoj Kleizos 24 sekundės. Ar Motiejūnas, ar kažkas kitas, ar Jankūnas, nesvarbu. Bet jis turi išeiti ir atrodo, aš tik žaisiu 24 sekundės. Bet kaip yra svarbu, ar įmes, ar neįmes, ar tu padarysi gerą pražangą, ar tu padarysi kažkokią tai klaidą. Jeigu tu išstovėsi ir gerai apsiginsi, Kleiza jau užtikrintai negaus 3 pražangos. Tai yra papildomas, aš tiesiog modeliuoju ir sakau, kaip yra svarbu tas laikas ir tas išaiškinimas. Kitas dalykas yra labai sunku, 12 ir kiekvienas nori žaisti.
bet užduotis yra žaidėjų, treneriui ne paskirstyti kiekvienam po lygiai kaip vaistinė. Tu tiek, tu tiek, tu tiek. Ne, yra skirtum, tikslas yra laimėti rungtynės ir surasti optimalų. Kiti žaidėjai, yra svarbu, kad kiti žaidėjai būtų pasiruošę kitą dieną, ypač žaidžiant rinktinėje, dėl varžybų specifikos, todėl kad žaidi kiekvieną dieną ir žaidžiant tokiu intensyvumu, tokiu greičiu yra neįmanoma praktiškai žaisti 40 minučių. Todėl mes kartuojam ir galbūt mūsų stiprybė, ypač Turkijoje, kada mes didelę rotaciją, kaip pasakyti, žaidėm ir kiti žaidėjai turėjo visada būti pasiruošę tam savo šansui. Kaip aš sakiau, kad negali, manęs treneris neišleido, galva žemyn tarp kelių ir nieko. Tai jeigu pastebi tokį papurtą ir sakai, būk pasiruošęs, tu eisi aikštelę galbūt. Tada iš karto kitaip, vėl, kad sugrąžini koncentraciją į žaidimą. Labai paprastai piešiama aikštelė krepšinio ir pozicijos yra 4, 5 numeriai, 3, 2 ir 1. Po 10 pradeda iš tikrųjų nuo startinio penketo ir po to tos gynybos. Iš tikrųjų reikia pradėti nuo to brandolio, nuo kas yra. Visi ieško arba visi nori įsigyti tą, amerikonai vadina go-to guy, tai žaidėja, kuris kritinių momentų išspręs, nes ateina kritinis momentas ir tie deriniai gali nebeveikti. Ir geros gynybos susitvarko su deriniais ir tada kas bus tas pagrindinis žaidėjas. Ir geriau turėti komandoje ne vieną, o 2 ar 3, kurie 5 numeriai. Yra kažkoks tai X5, pavardė, X5, X4, X3, X2, X1. Mes turime startinį penketą. Toliau, čia mes žiūrime, kas keičiasi. Dabar dar vienas dalykas. Kaip matote, šiuolaikiniam krepšinėje dažniausiai, ir taip aš nemačiau, kad būtų labai kitaip, yra gal ten kažkokie tai momentais kažką tai padėlioja, kitaip taktiniai kažkokie sprendimai gali būti. Bet, kaip jūs manote, yra 2 pozicijos skirtos dideliems žmonėms ir 3 tiems mažiems. Jeigu mes paimame, kad kiekvienas žaidėjas žaidžia po 40 minučių, taip, tai yra 200 minučių. Tai šitiem 2 dideliem yra skirtos 80 minučių. Taip, šitiem mažiukams yra 120 minučių. Šitom 3 pozicijom. Tai taip išeina, kad tom 2 pozicijom yra 80 minučių. Jeigu mes kažkokį tai, kaip čia sako liaudiškai, perkam žaidėją ar ne, jį kviečiamės, mes perkam tokį, kuris norime, kad jisai žaistų, ne mažiau 25 minučių. 25, 25, 50 minučių. Belieka 30, paprasta matematika, paprasta aritmetika. Reiškia, ta rotacija tarp didelių ir automatiškai tų didelių 12 turi būti mažiau. Arba, balansas. Jų dažniausiai būna 5. Bent mano sistemoje aš taip stengiuosi. 5. Tai 4 didelius yra lengviau rotuoti arba iš tikrųjų ta tokia optimaliausia rotacija, kada daugiausia laiko gauna žaisti, tai 3 dideli. Ir aš mėgstu, aišku, visose pozicijose, bet ypač šitose 2 pozicijose, kada yra tie vadinami kombo žaidėjai arba per 2 pozicijas, kada gali žaisti tiek 5, tiek 4, arba bent jau vienas. Jeigu mes turim 5, tai čia 4. Sakysim, Javtokas Kleiza. Čia labai deri Motiejūnas. Todėl, kad Motiejūnas gali žaisti ir su Kleiza, ir su Javtoku. Reiškia, tą laiką bus labai lengva išskirstyti. Reiškia, mes pridedam kažkokį tai 5, 4 ir gali būti dar 4, 5, dar kažkoks tai. Šičia. 5 žaidėjas specialiai roliai, 5 didelis specialiai roliai, kažkoks gali būti ten ar jaunas, ar jisai dar kažką. Panašiai kaip buvo su Andriuškevičiu važiuojant į Turkiją.
daug kas visi galvojo ir stebėjosi, kaip šis treneris, kodėl Motiejūnas talentingesnis ir taip toliau, ir atrodo ten gal kažkas. Bet mums pagal pozicijas, mums naudingesnis buvo Driškevičius. Mums jo reikėjo labiau, todėl kad mes turėjom tik tai vieną centrą Javtoką. Ir jo rolė nedidelė, bet kada mums reikėjo, ten jis išėjo ir su ispanais prieš Gazolį, ten žaidėm dar kažkur tai, reikėjo prieš tokius didelius centrus su vienu Javtoku rizikinga. Šiaip kitose mes rungtynėse vertėmės tiek Paulių Jankūną į 5 poziciją, arba Paulių žaisdavo kartu su Kleiza, jie mobilus, jie gal nėra tokie aukšti, bet mes kažkokias tai minutės, kažkokį tai laikotarpį mes gana sėkmingai žaisdavom. Trečias, čia prisideda tie dar po du kiti atsarginiai, bet čiagi vėl geriausia, 6 yra labai sunku, kai talioja, bet čia jau turi 120 minučių per šitas. Irgi geriausia būna, kada pirmas, antras būna, kada jie gali kartu žaisti, trečias, antras, kuo daugiau tų gynėjų, kurie gali driblinguoti, kurie gali įžaidinėti, kurie gali žaisti 2 prieš 2. Čia jau yra tokia specifika krepšinio ir jeigu jūs pastebėtumėt, Eurolyga žaidė vakar tam ketvirtą, kiek tos komandos aukšto lygio turi tų žaidėjų, gynėjų, kurie gali tapti žaidėjais, kurie gali vesti komandą. Tai aš tik tai norėjau duoti mintį, kaip dėliojamas. Tokią schemą susipiešus ir dėlioji kiek, kurioje vietoje. Aišku, po to dar kiti taktiniai sprendimai, galbūt žaisti ten keliais mažesnių sąstatų. Pavyzdžiui, 3 numeris yra labai svarbu, kodėl, kai turint Joną Mačiulį, kurio mums trūko taip pat nemažiau kaip Lino Kleizos praeitam čempionate. Todėl, kad jį gali patraukti į šitą poziciją ir jau gauni kitokią, kaip čia pasakyti, kitokią sudėtį, kuri gali tau pagelbėti kažkokiu tai momentu, kuri yra, jisai pakankamai stiprus, kurias kelias minutės dengti tuos 4 numerius, sakysim, ar ne varžovų, bet jis labai mobilus ir gali sukurti problemų varžovų 4 numeriams. Ir mes turime vieną didelį ir 4 mažiukus. Ir jau plačiau išplėšiam aikštę. Ir mūsų mažiukai gali daugiau įsiveržti, būti agresyvesni ir taip toliau. Ir yra labai svarbu. Jeigu paimt Rusijos rinktinę, kiek daug jie turi 3, 4 numerių, pradedant Monę, Hrepą, Kirilenko, tas pats Voroncevičius, jisai ne tiek, jis daugiau 4, bet tų tokių vadinamų swingmen, kurie gali žaisti per kelias pozicijas. Ir tai labai padeda, ir jeigu jūs pastebėtumėt aukščiausių lygų komandose, labai daug ir treneriai dažnai mėgsta turėti tokių žaidėjų ir net, sakyčiau, būtina.